Mėly kurčiųjų bendruomenės nariai, tradiciškai kiekvieną rugsėjo sekmadienį švenčiama Tarptautinė kurčiųjų diena. Tai galimybė pasidžiaugti jūsų nuveiktais darbais, įgyvendintais projektais, bet kartu ir atkreipti visuomenės dėmesį į klausos negalią žmonių problemas ir kartu ieškoti jų sprendimo būdų. Girdinčiųjų ir kurčiųjų kultūra yra skirtinga, kaip skirtinga ir kalba. Todėl kartu turime siekti socialinio dialogo ir žingsnis po žingsnio eiti į priekį. Džiaugiuosi tampriu bendradarbiavimu su jūsų aktyvia, pozityvia ir energinga kurčiųjų bendruomenė. Sveikinu Tarptautinės kurčiųjų dienos proga ir linkiu jums stiprios sveikatos, stiprybės ir tikėjimo ateitimi.